Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Sveiki visi žiūrintys Tauro ragą. Noriu pranešti, kad jau išleistas naujas žurnalo Medžiotojas ir medžioklė numeris. Priminsiu, kad skaityti šį leidinį kiekvieno medžiotojo garbės reikalas. Ir ne tik. Šis žurnalas leidžiamas medžiotojams ir jame yra tikrai daug vertingos informacijos. Apie žurnale publikuojamus straipsnius kalbėsime kitose laidose, o šiandien matysite reportažą apie šaudymo varžybas Valyt Lakua 2010 ir reportažą iš medžioklės Šventojoje. Kol kas trumpam keliaujame į reklamą. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Ieškote grožio salono savo draugiai? Otoplovykla, esanti Basanavičiaus ir Vaidoto gatvių kampe. Puikus pasirinkimas. Cheminis salono valymas, poliravimas, fantastiškas aptarnavimas, o kainos žemiškos. Apsilankykite. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Apsaugos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, techninis aptarnavimas ir kitos paslaugos. Alasa – apsaugos sistemos. Rubrika pristato Štil, numeris 1 pasaulyje. Pirmą kartą Lietuvoje, gegužės 22 dieną, Valyt šaudymo centre įvyko kombinuoto šaudymo varžybos. Būkite kantrus ir sužinosite, kas tapo nugalėtojais ir kam atiteko pagrindiniai prizai. Įspūdžiais po varžybų pasidalino šio renginio dalyvis. Mūsų laidų žiūrovams jau pažįstamas veidas – ginklų meistras Jurijus. Gegužės 22 dieną Valyt šaudymo centre vyko respublikinės kombinuoto šaudymo varžybos Valyt Lakua 2010. Tokio tipo varžybas, tai yra kombinuoto šaudymo, Valyt organizuoja pirmą kartą. Netoli Šiaulių įrengta šaudykla yra vienintelė Lietuvoje. Ji įrengta pagal visus reikalavimus ir tai leidžia organizuoti šaudymą 3 rungtyse vienu metu. Kombinuoto šaudymo varžybos apjungia 3 rungtis. Pirma rungtis tai mini kompakt sportingo rungtis. Į šaudymo aikštelę pagal ištrauktus burtus kviečiami 6 dalyviai. Kiekvienam dalyviui paleidžiamas 25 lėkštutės, kurias reikia numušti per 25 minutės. Čia lėkštelės imituoja skrydžius paukščių, žvėriukų bėgimus, maksimaliai priartina kaip medžioklė vyksta šaudymas. Už kiekvieną numuštą lėkštutę dalyviui skiriami 4 taškai. Maksimalus surinktų taškų skaičius 100. Dalyviai, baigę mini kompakt sportingo rungtį, pereina į šaudymą į taikinį rungtį, kuri vadinasi bėgantis šernas. Šios rungties metu šaudoma į lygiavamzdžių šautuvų į taikinį, bėgantis šernas stovint, bet ramiant 35 metrų atstumu iki taikinio. 10 skaitinių šūvių dalyvis turi atlikti per 2 minutės. Maksimalus surinktų taškų skaičius 100. Dėl šitų pratimų į varžybos suvažiavo biškį mažiau dalyvių, virš 30, todėl kad nebuvo kur pasitreniruoti ir išbandyti savo įgūdžius šaudant į bėgantį šerną. Šitas pratimas yra gana sudėtingas, jeigu jie netreniravęs ir nežinodama, kur taikytis, gero rezultato pasiekti praktiškai neįmanoma. Dalyviai, baigę šaudymą į taikinį bėgiantį šernas, pereina prie šaudymo į nejudančio taikinio ugnies liniją. Šios rungties metu lygiavamzdžių šautuvų šaudoma į nejudantį taikinį, šernas, nutolusi 50 metrų nuo šaulio. Šaudymo tvarka tokia. 10 užskaitinių šūvių reikia atlikti per 10 minučių. Maksimalus surinktų taškų skaičius 100. Stovintis šernas iš 50 metrų taikinys, kur vyrai
parodė kai kurie ir neblogus rezultatus, bet buvo ir iš 10 šūvių buvo nepataikyta visiškai taikinį. Tai kad tai rodo, kad medžiotojai neturi kur treniruotis. Taikinį nelabai šaudyti. Normaliai, galvoju blogiau bus. Vienas dvejetas, vienas vieni. Susumavus visų rungčių rezultatus individualioje įskaitoje 3 vietą užėmė Romualdas Vaitkevičius. Antras buvo Bronius Galdikas, taikliausiai pripažintas Andrius Katliorius, kuris ir laimėjo 1 vietą. Bendroje komandinėje įskaitoje 1 vietą užėmė Klaipėdos komanda. Antri liko panevėžiečiai. Varžybų dalyviai kiekvienoje rungtyje surinkę daugiausiai taškų buvo apdovanoti medaliais ir diplomais. Nugalėję bendroje įskaitoje apdovanoti taurėmis, garbės raštais bei dovanų čekiais. Po varžybų uždarymo visi renginio dalyviai turėjo galimybę išbandyti laimę loterijoje, kurios bendras prizinis fondas 7000 litų. Labiausiai pasisekė klaipėdiečiui Jurijui Kiriščenkai. Jis namo išsivežė televizorių. UAB Volit generalinis direktorius Gintautas Rimša tikisi, kad varžybų dalyviai liko patenkinti tokio tipo varžybomis ir jų organizavimu. Kitas kombinuoto šaudymo varžybas Volit firma planuoja organizuoti kitais metais ir tikisi dar didesnio medžiotojų susidomėjimo. Štai ir prasidėjo medžioklinio šaudymo varžybų maratonas. Lietuvoje jų pravedama yra nemažai ir per šitos varžybos dauguma medžiotojus kelia savo šaudymo įgūdžius, dalinasi savo patirtimis. Varžybos parodo, kad vis dėlto dar labai mažai mes treniruojamės ir gaunam gerų rezultatų. Šitas dalykas rodo, kad reikia kuo daugiau treniruotis. Bet yra viena didžiausia problema Lietuvoje, kad mes neturim gerų sertifikuotų šaudyklų, a jeigu jų yra labai mažai. Ir kad rodyt varžybose ir medžiokliai gerus rezultatus, reikia treniruotis, būtų mažiau sužeistų žvėrių arba nesurastų, sužalotų. Paskutinį šio pavasario savaitgalį grupė medžiotojų rinkosi Šventojoje. Sveiki medžiotojai, medžiosim šiandien Šventos klubo plotuose, medžiojam šernus, plėšrūnus. Visų pirma laikomės saugumo, negailim šovinių plėšrūnam, nes kaip ir visoje Lietuvoje ir jų nemažai. Sėkmingos medžioklės. Randamės Šventosios būrelio plotuose. Pasėlių jokių nėra pasėta, nors dabar šernai ir neina labai į pasėlius. Daugiausia pievos, kiaulpienės. Šiandien medžiosime plotuose, katrie randasi prie jūros ir Latvijos sienos teritorijos. Šie medžioklės plotai skiriasi tom, kad čia privažiuoja tų poilsiautojų, kai prasideda palaukimai tokie vasarą, tai ir problema ir kažkokia, nes pabaido, pabūna. O kai prasideda variminės, tų poilsiautojų nėra, kaip viskas atsistoja į savo vėžes. Mūsų variminės medžioklės, tai sakyčiau, kaip skiriasi tom, kad mes, pavyzdžiui, varovų nesamdom. Viską daro patys klubo nariai. Tiek varo, tiek stovi. Mes, pavyzdžiui, šeriam nemažai medžioklės sezonų, o kažkiek tai pašeriam jau dabar per visą vasarą.
praktiškai čia Lietuvos Latvijos pasienį ateina latviški. Kalbėkim, tai nelegalų šernai, nes siena už kilometro, galbūt net ir mažiau, nuniokoja ir grįžta atgal. Tai nieko kito nebelieka, tik tai saugoti sieną nuo jų. Laikas dar tebėra. Mūsų medžiotojai, aišku, labai stengiasi. Žiema buvo labai gili, sunki dėl žvėrių, didžiulis šaltis. Tonom buvo vežamas šienas, grūdai, taipogi stirnoms, druskos ir panašiai, kad neišmirtų badu ir nuo šalčio. Betgi vėlgi atvirkštinis procesas. Kiek teko lankytis svečiuose, visi medžiotojai šneka apie didžiulę šernų bandas, katros, kalbėkim taip, neturi apykaitos. Šnekant ir domintis šiut istoriją, aišku, kad kai užsilaikoma vienoje vietoje, galima laukti vadinamojo šernų maro. Dėl to apie tai ir yra šnekama, kad retinti biškiuką, tą vadinamąjį persenusių kiaulių prieauglį. Duoti biškiuką plačiau joms migruoti. Aišku, čia mano asmeninė nuomonė. Biškiukai, kažkoks tai judesys miške. Laukti reikim biškiuką. Matyt, kažkas tai vaikšta po miškai. Stebim pasienio ruožą, kad nebūtų pažeidėjų. Vyrukas. Šio vakaro medžioklė vykusi, išėjo mums šernas, įsitikinom, kad tikrai ne kiaulė. Na ir priesėjo jį sustabdyti, kad neišeitų į Latviją. Išėjo 11:05, vėjas aišku užpūtė nuo mūsų, jau ruošiasi pasislėpti, na bet rezultatas ant akių. Pasiūlė, kad galiu sumedžioti Marko Polo aviną. Tai pats gražiausias avinas turbūt pasaulyje, sudėtingiausiai medžiojamas. Ir vienintelėje vietoje, kur ten šanė tik tais randasi tas avinas kalnuose, ten šanė kalnuose. Prieš tai 2 savaitės mokinausi joti ant žirgą pas sportininkus žirginę, kad šiek tiek pramokti joti, bet iš tikrųjų reikėtų gerai išmokti joti. Kadangi labai daug
labai reikia daug ant arklio, jo, sakykime, ir į kalnus kopt su arkliu. Ir kartais tokie kalnai, kad atrodo, žmogui sunku įlipti, arklys įlipo į tą kalną. Atskridom į Biškeką. Iš Biškeką važiavom apie 300 km gal su viršu iki tos vietos, kur jau kelias įeina į kalnus. Per kalnus buvo 180 km, tai važiavom apie 12 valandų, 180 km. Greitis labai mažas, kadangi labai siauras kelias, labai akmenuotas, labai didelis skardžiai. Ir kadangi toksai oro temperatūra buvo tai pliusas, tai minusas. Ir iš kalnų vanduo, kai diena šilta, jisai bėga, ant vakare užšąla. Ir tas kelias toks kartais netgi nuledytas, atrodo, kad vietom net reikėdavo išlipti iš mašinos, su Kamazu tokio vežė rusišku, kad jisai pravažiuotų, nes garantijos, ar ten jis nenuslys ir nenurėdės, ir nuo to skardžio nelabai taip 100%, sakykime, kai jis pravažiuos. Tai mes visi su pagrindiniais daiktais, su dokumentais ir pagrindiniais daiktais išlipdavom, ir tada tas Kamazas pravažiuoja, ir vėl mes sėdam ir važiuojam toliau. Vienoje vietoje tas kelias taip vingiuoja, kad reikėjo net Kinijos sieną kirst, tai tenai, aišku, buvo viskas suderinta ir pakilom į tokią vietą kalną, kur 3,5 km virš jūros lygio. Tenai mūsų tas buvo jau medžiotojų namelis, kuriame mes ir gyvenom pastoviai. Po to kiekvieną rytą keldavomės 5 valandą, 6 valandą išjodavom, kartais ir anksčiau, ant arklių, vienas vedlys ir medžiotojas. 6 valandą išjoji ir 8 valandą vakare 9 grįžti. Papietauji ten kažkur valandą, pailsi ant saulytės, ant kalno. Tai aukščiausiai buvom 5 km aukštį virš jūros lygio. Tai jau buvo kalno viršūniai, kur sniego jau buvo iki arklių, iki pažastų praktiškai. Ir jau ten oras, deguonės, ten jau mažai oras švietėjimas didelis ir kvėpuoti jau iš tikrųjų sunku. Dar kol ramiai sėdi, dar galima, bet jeigu reikia nulipti nuo arklio ir paiti šiek tiek, tai baisu, liežuvis lend lauką ir trūksta oro. Tai vienu žodžiu, kai parjoji vakare 8 valandą, tai iki tos trobelės, nuo arklidės iki trobelės koks 50 metrų, tai pirmą vakarą, kai parjojau, tai galvoju, ar čia man dabar bandyti nušliaužti, ar pailsėti pirmą. Kai nelabai įpratęs esi gerai jot, tai įsivaizduoji, taip atrodo, kad visą laiką kažkas į užpakalį spardė be sustojimą, kaip nulipino to arklį. Ir rytą vėl kelies ir vėl ant arklį, aišku, jau kitą arklį duoda, jis ten daug arklių, nes jie nuvargsta tie arkliai, o mes, aišku, nenuvargstam. Ir vėl kitą arklį ir vėl joji toliau. 4 dienas, 4 rytus ir man taip iš tikrųjų nepasisekė, man davė tokį vedlį, kuriam 21 metai. Jisai supratimą, matau, nelabai daug turėjo apie tą medžioklę ir iš tikrųjų man praktiškai visas 4 dienas nepasisekė. Paskutinę dieną visi susimedžiojo po Marko Polo, netgi kiti ir po Kalnų Ožį, o aš neturėjau niekam, nes neteka normaliai net šauti. Ten atstumai, aišku, didelį, iki nuo 400 ir daugiau metrų ant šūvio tik tais gali prieiti prie to aviną. Tai atstumai didelį, bet net negalėjau prieiti ir prie tokio atstumą, kad šaut. Tai paskutinę dieną jau po pietų sakėm išvažiuosim ir tada man davė jau tokį patyrusį vedlį, kuris mane nuvedė į tą vietą. Ten, aišku, jojom į kalną, slinkom, jau jis ten žinojo, kad jau jie ten ateina rytais tą žalytę šviežią maitintis ir tada jau man pavyko ant 400 metrų sumedžiojau Marko Polo aviną. Tai va, tada jau buvau laimingas, patenkintas ir visi vargai nusibraukė, sakykime, vienu kartu. Pasiruošti reikėtų, sakyčiau, būtinai tai yra pasišaudyti ant tokių atstumų iki 500 metrų. Kitaip tai sudėtinga būtų pataikyti. O sportiškai reikėtų, aš galvoju, tik tais pajudinėti gerai. O kas moka joti, tai didelė pasiruošimo nereikia. Ištvermės, aišku, reikia. Nes, kaip minėjau, 6 valandą išjoji ir 8 grįžti. Kartais, jeigu pasiseka sumedžioti, tai aišku, grįžti tada ir anksčiau. Ten Kalnų Ožių matėm, bet atstumai tai tokie nerealūs, sakykime, ten kalno viršūniai, kur su žiūronais mašinai žiūri, vos taškiukai matos. Atstumai labai dideli. Dar, ką sakyčiau, reikėtų labai žinoti, nes jie ten instruktažą arba, sakykime, tas servisas jų kirgizų, tai lygis nėra labai aukštas ir jie iš tikrųjų galvoja, kad tu viską žinai arba tu turi viską žinot.
Nes lipom į kalną, sėdė ant arklį ir jis ant tiek tas kalnas status toksai, kad kiekvienu momentu jisai gali tas arklys slyst nuo to kalną ir tada jau verties kulvirkščiais. Ir jeigu tu nespėsi ištraukti iš kojų iš kilpų ir nušokti nuo to arklį, praktiškai šansų išlikti gyvam nebėra, nes arklys pradeda virsti ir jis nesustoja tol, kol jis nenurėdai. O aš to nežinojau, nieks nepaaiškina. Kada mes taip jojom, jis pirms tas vedlys, o aš mano arklys iš paskos. Vienu žodžiu, slyda tas jo arklys nuo to kalną, bet taip jau stipriai slyda. Ir jisai strikt žiūri ant akmeną ir stovi jau. Kaip iš karto, kaip ant spiruoklių, žinai, taip strikt ant akmenuką ir stovi. Ir tada aš jo klausiu, sakau, kaip tu taip greitai, sako, tu turi būti pasiruošęs. Tai tu sakau, tai galėjai man biškiai anksčiau pasakyti. Taigi visą laimę, kad nepaslydami nenuvažiavom tenai tą pakalnę. Ir dar reikėtų ką, būtinai dabar jau turiu, aišku, ant bato užsidėdė tokius, kaip ščipus metalinius. Ir tada jau gali per ledą eiti labai laisvai, nes teko eiti Kalnų upę, kur jau arklys ten nebeina. Priejojom iki Kalnų upės. Ir tada tokia strauni Kalnų upė, kur akmenys kyšo, skalos. Ir grinai turi eiti per ledą. O tas ledas tiek nublizgintas, kada, sakau, saulė pašvietė, jinai atitirpa, vakare užšalė, o mes anksti ryte. Ir eini tą Kalnų upę, ten kokius 2 kilometrus. Ir nežinai, kada paslysi. Tie visi mūsų medžiokliniai badai, kurie pritaikyti yra po miškus braidyti, jie ant ledą absoliučiai netinka. Tai eini toks, įsikibęs į akmenus, o vietom net nėra kur įsikibti, ant tiek tie šlaitai status, kad nėra kur įsikibti, ir eini, taip pat sargiai galvoji, kaip. O tas kirgizas, jisai rusiškus batus guminius susidėjęs, ten matyti tą gumą rusiškai ant minkštą, lipniai, ir jisai per tą, gražiausiai jisai eina ir neslysti, aš galvoju, tik tais pasižiūrė į apačią, kai jeigu ten paslyščiau ir nuvažiuočiau, tai ten, o akmenys tokie aštrus, kalos tos. Smagu. Vežėme savo ginklus. Tolimą tai reikia turėti būtinai. Nes jeigu šaunant ir be tolimą, čia tu nežinai, ten 400, 450, o ant tokio atstumo jau labai kulkos kritimas labai didelis yra. Ten negalima 2 sykius užšauti, nespėsi 2 sykius užšauti, 1 sykis užšovė, jie dings kaip. Ir taip jau jie ten tik pamata arklį, raitelį ir lekia iš karto. Labai sunkiai prie. O jokių medžių nėra, nieka, pliki kalnai, jokios, absoliučiai nieka, nei kad kur nors užlyst ar ką, tik tais vienintelis slinkt. Jots, po to slinkt. Rūbai, sakykime, mūsų jau pakankamai yra gerai, jie lengvus ir šilti. Ten temperatūra buvo, tuo momentu, kaip mes važiavom, tai ten buvo diena kažkur apie 0. Gal netgi pliusas ant saulytės, o vakare -5, -7 laipsniai tokia naktį. O kada ant arklio tojoji, tai iš tikrųjų nesušalsi, ten visas prakaitė. Ten tiek karšta, kad ten rūbai normalus, aš sakyčiau, nereikia kažko ypatingo tokios. Rubrika pristato Štil, numeris 1 pasaulyje. Kokybiška nauja technika sukuria profesionalų rezultatą ir taupo jūsų pinigus. Tai ginklai, kurių laikui bėgant metalinių detalių nepakeitė plastmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis dengtas juodu chromu suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei ir ilgaamžiškumą. Laukiame jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Vežame keleivius nuo 8 iki 50 vietų komfortabiliais autobusais. Audio video, kondicionierius, keleivių draudimas. Nuomojame autobusus įvairiems pobūviams, medžiokliai ir žvejybai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Baigdamas laidą noriu priminti ir paraginti aktyviai dalyvauti konkurse, siųsti nuotraukas. Metų pabaigoje įdomiausios nuotraukos autorius bus apdovanotas Štil firmos pjūklu. Nei plaukų, nei taukų. Susimatysime po savaitės. Iki. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.
Thank